Šiandieną pristatau geriausią elektrinį kalnų dviratį DAIU 750. Taip pat nepamirškime matuką, kuris užkariaus miesto gatves. Ir Petro, kuris važinės sudėtingose vietovėse. Jie yra visiškai skirtingos stiliaus važinėtojai ir pasidalins savo mintimis. Viskas, ką reikia žinoti apie šį dviratį, rasite vienoje apžvalgoje. Kalbėsime apie akumuliatorių, greitį, konstrukciją, privalumus, trūkumus. Ir taip pat aš jums turiu $100 nuolaidų kodą. Tai tu būsi kvailas, jei juo nepasinaudosi. Argi ne taip? Petras galbūt ne visuomet turi sklandžią kelionę, tačiau jis tikrai žino, kaip padaryti nuotykius ant dviračio linksmus. Taigi sveiki, esu Petras, esu didžiausias bekelių karys. Pusryčiams valgau purvą, o vakarieniai pasilieku kalnus. Opa! Aš jau pravažiavau 50 didžiausių Lietuvos kalnų, liko daugiau nei pusė, vasarai pabaiga. Tai su elektra taip spėsim, kad manau, jog Lenkijoje pradėsim. Važiuosime į Vidzgirio botaninį draustinį, o ten tikrai ne 2 ir 1 kalneliai yra. Taigi varom ištestuosime savo žaidimų lauke ir pažiūrėsim, ar išvis telpsim su tokiom padangom. Viskas hebra. Apšilimui visada išsiuostom. Koks čia miškas. Nu ir tikrai nemeluosiu. Dviratis kaip ir traukia, bet jam reikia paroko. 2, 3, opa. Nu, bet čia tikrai kaip ant kokio motociklo važiuojam. Gerai, kad dar nerodo kuro sąnaudų. Nu, man Petrui svarbiausia yra parametrai. Tai yra baterija, nuvažiuojamas atstumas, sukimo momentas. Na ir aišku, toks speedas, kurį mes šiandien išbandysime. Pakvėpuosim ne tik mišku, bet ir šiuo žvėriuku. Opa, prašakas. Ką žinau, čia kaip mašina. Man su šiuo dviračiu beveik minti nebereikia. Bet yra labai dar vienas didžiulis pliusas. Tau net nereikia vapšė minti. Palink iš tą akceleratorių, kuris yra dešinėje pusėje. Ir jis važiuoja. Vos ne į medį. Esame visiškai vietoje ir važiuokit. Eis iš vietos, va. Taigi King 7.5 turi aliuminio rėmą ir juodą korpusą. Taip pat turi KMCZ grandinę ir priekinę žvaigždę su 46 dantukais. Stop. O tai kaip svoris? Nu, sveria kem 4 kg, tai kai kuriem dviratininkam gali būti iššūkis. Ypač tie, kurie gyvena 5 aukšte. Nors nebent turite liftą, bet kaip tam lifte tilps dviratis. Tu tas name gyventis bachūras, tau šis dviratis tikrai gerai, na, o BT reiktų pagalvoti. Patikėkit manim, galiu važiuoti absoliučiai bet kokia kelio danga. Pademonstruosiu biškį. Kaštono medį pamatėt, per šakas, absoliučiai bet kur galima su juo važiuoti. Yra vaikų žaidimai. Taip pat 7.5 King pridarė Žalgirio komandai, kurie siekia iki 2 metrų, bet taip pat tinka jaunesniesiems Žalgirio fanams, kurių ūgis prasideda nuo 1,60 m. Bet gamintojų galima tikėti, jie įsimatuoja milimetras iki milimetro. Nu, ką aš važiuoju toliau, 1,90 m bachūras. Na, surinksime 1000 laikų. Kitame video aš aprodysiu, kai viskas išvystyta Tenerifėje, tai yra Ispanijos saloje, būtent elektriniai paspirtukai arba dviračiai, arba parašyti į komentarus, kokį video padaryti Tenerifėje. Na ir sutiksime tenai. Net neįsigazavus, kai gamintojas rašo, kad galima važiuoti 15. Nu ir dar vienas ilgesnis kalniukas, kuris irgi yra 30 laipsnių ir mes akceleratoriaus pagalba gerai biškį paminėm. Nu, dabar pakalbėkime apie pakabą. Priekinė šio dviračio šakė turi užrakinimo ir atrakinimo sistemą. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad gali prisitaikyti prie bet kokio vairavimo stiliaus. Nesvarbu, ar jūs važiuojate miške žiemą, purus smėlis, Palangos beach. Šis dviratis įveiks visus jūsų sunkumus. Pakaba reguliuojama ir komfortu, ir sporto lygiu. Nu, dabar nesportuoju, nes kamerą laikau. Na, va, matot, užrakinus, iš visų jėgų spaudžiu ir galite matyti, kad nieks nesidaro. Na, va, štai taip atrakinus, pakaba suminkštėja ir dabar žiūrim rezultatą. Spaudžiu ir viskas pradeda judėti. Komfortum nereikia, važiuosime kitai. Kiek esu bandęs elektrinį paspirtuką, dviratį, nu niekas neturėjo tokios įspūdingos pakabos. Na, dabar taip užsimerkus, nesuvokčiau, ar aš važiuoju mieste, ar aš važiuoju miške, nu aišku, nuo garso, bet pagal tą visą jausmą, pojūtį, tu taip švelniai važiuoji, kad tu nori važiuoti toliau. Trečias režimas. 30, 36, tėtis važiuoja. Dabar gal pais. Metam šaibą. Eina, kem 5, kem 6, kem 7. Nu, netoli 50 buvo tikrai. Nu, žinokit, padangos, tai čia jo papa, bet Petras tokių vaizdų dar nematęs. Steroidinis dviratis su storiomis padangomis. 750 King turi 26 colių pločio universalias padangas. Šios padangos užtikrina neprilygstamą sukibimą, nesvarbu, ar važinėjate asfaltu, ar įveikiate nelygumus.
sauga svarbu, ne? Sauga svarbi ir man. Įsigazuojam. Nu, galim labai taip senioriškai, ne? Ir stabdom. Va. Oi, kaip gražiai sukrito su pakaba. Ir dabar normaliai stabdom. Sakau, pabūkim gal šviesoj biškelį, nes dabar nesupratau, tamsu, naktis. Čia taip atvira. Šviesa, viską. Gražus dangus. Per visą šitą storą rėmą eina šitą bateriją. Taigi galia ilgaamžiškumas sutinkamas 750 šio dviračio šerdyje. Tai kiek nuvažiuosime, aš pasakysiu išvadose, nes pats naudoju Runtastic appsą, kuris apskaičiuos absoliučiai visus kilometrus, kiek mes važiavome. Na, kompanijos nemiluoju, bet kaip ir visos apskritai kompanijos vis tiek kažką būna užmeta. Na ir iš patirties sakau, kad tai dažniausiai sumiluoja būtent apie atstumą, nors irgi labai priklauso nuo kelio dangos, kiek yra laipsnių, kiek svoris bendras yra pačio vairuotojo. Tai aš valgau normaliai ir sportuoju, tai tas gali biški šiek tiek įtakoti, nei vaikas koks nevažinėtų, bet už tai turime geras oro sąlygas, tai yra beveik 30 laipsnių, dabar gal biškai mažiau. Nu, jūs parašykite į komentarus, kaip matote, kiek gali šitas žvėriukas nuvažiuoti. Mes nuvažiavimo 14 km ir čia matome bateriją ir jinai yra visiškai pilnutėlė. Įdomu yra tai, kad aš važiavau visą laiką trečiu režimu, buvo vienu momentu antrą režimą jungų, nes daug medžių šalia buvo. Aš pats labai tikiuosi daug iš šio dviračio. Tokio charakteringo daikto dar nesu turėjęs. Taip, jinai yra labai didelė, bet jo svorio centras išlieka itin žemai, todėl jis tinka įvairiausiem off-roado vairuotojams. Čia yra žinomos kompanijos LG maitinimo vidinis akumuliatorius. Šis akumuliatorius pasiekia stulbinti 85 km važiuojant miksuotų važiavimų arba netgi 130 km atstumą važiuojant pirmų pedalo asistento režimu. Aki blogas kelias, kebra, tu gali per bet kur važiuoti. Jaučiuosi labai saugiai, jei tik sakiau dėl pakabos, dėl visos konstrukcijos jinai yra padaryta tokiom trasom, bet taip pat tinka ir mieste. Nu, žodžiu, čia buvo lenktynės, nežinau ar legalios ar nelegalios. Pasivėjau paspirtukininką, aplinkiau panašų paspirtuką, kai varla Pegasus. Ir aš net negasteliau, net negazavau, jisai mačiau, turėjo problemų. Lenktynių? Per porų smėlį, kai reikėjo važiuoti, jam buvo biškai reikalų, tai aš jį ten pasigau, žinau. Čia su tokiom storom padangom važiuoju. A, tai tavo pačiau elektrinis, ne? Bet ir tokį esu išbandęs, tai irgi. Šiaip tai gerai, viskas smėlis, kur viskas. Tavo šitą jo. Sakau, visą mišką pravažiavau per pusę valandos. Nėra kur važinė daugiau. Tuo dragą laimėjom, nu ant asfalto jau prieš mašinas jau nelabai laimės. Apskritai visus kalnus išvarėm, net čia ką veikt kaimas. Na, kadangi dviratis yra už 2000 beveik, aišku, su Monoldos kodu galite įsigyti už 1,9. Visi tie galingi šio dviračio nustatymai tikrai nustebino mūsų gerbiamą Petriuką. Tikrai nustebino. O aparatas. Na, prieš nusikeliant pas Matuką į miestą, nueikime į išpakavimą. Su visa šita paletė išeina 60 kg. Tai kaip visada pirmą pajauskime visiškai naują produkto išpakavimą, tada kas eina į vidų ir pats sudėjimas. Būna ir tų gerų aksesuarų prabangių, paskui esu gavęs užraktą, bet tokį grandininį labai brangų. Tai iš Lenkijos sandėlių greitai gausi per 2-3 dienas. Jo, tai aišku sėdynė, šioje dėžėje, pedalai, kojelė, galinis atšvaitas. Nu, kodėl jūs šitą įdėjot? Šitoks maksiminis jisai atsuktuvai, instruktažas. Matau, fizikos dėsnis. Neturi elektrinio skambučio. Labai geras skambutis. Matukas, mūsų madingas miesto keliautojas. Jis elegantiškai valdo eismą ir spindi savo džentelmeniškumu. Sveiki, esu Matukas, na ir elektrinis dviratis yra mano stebuklas, nuo miestas įkvėpimas. Šis DIU elektrinis dviratis tiesiog įelektrina važiavimą. Parodysiu kaip. Važiuojam. Nu, aš kadangi miesto vairuotojas, šį kartą pažiūrėsime tik į elektrinės savybės, į naujoves ir kokį tai suteikia komfortą. Visiškai pilnai krauti užtrunka 7 valandas, kas kaip tokios baterijos talpa tikrai nėra daug. Taip pat integruotas akumuliatoriaus valdymo sistema BMS užtikrina efektyvų įkrovimą. Bet kas labiausiai šokiruoja ir duoda to asteroidinio įvaizdžio yra skydelis. Taip pat yra 3 skirtingų važiavimo režimai, greičio lygį, akumuliatoriaus lygį, nuvažiuotą atstumą ir kitus reikalingus gedimus.
Man aišku, duoda tokį vaizdą kaip motociklą, kadangi motociklą turiu irgi. Motociklė irgi būna 2 skydeliai pagrindiniai. Po kai pasižiūri, jis iš vaizdo netrodo kaip motociklas, bet kai tu pavažiuoji ir pajauti jo charakterį, supratai, kad čia galėtų padaryti kaip motociklą, ar tu nesuprasi. Ir tu net nebūtų pagalvojęs, kad tai galėtų turėti dviračio ypatybių. Matot, kaip tas pasaulis greitai bėga iš tikrųjų. Nu, kaip mieste ta pakabar nėra svarbu. Mes čia pagrindė važiuojam lygumos, bet vis tiek, žinot, yra visokių senovinių kelių. Dar pro juos labai gražiai prasivažiuoja. Aišku, šokinėjimas yra, bet tas malonus toks pirokliavimas, sinchronija. Taip pat, kas man dar labai patiko, tai pats vairo ilgis. Ypač mieste, kai būna šoks siauras keliukas, dažnai būna, kad nėra vietos pačiam net pasisukti. Ypač kai toks dviratis tokiam padangom. Aš manau, kad kiekvieno dviračio vairas turėtų būti toks nei per ilgas, nei per plonas, toks per vidurį labiau. Tai reiškia, kad galima manevruoti siauresniuose keliuose, neatsitrenkti ypač didžiuosiuose miestuose. Nu, kamon, ten tiek daug žmonių. O čia tas ilgis taip paskirstytas, kad su juo lengva manevruoti ne tik mieste, bet ir užmiestyje. Ir tai padeda lengviau valdyti dviratį. Dramatiška vieta, dramatiškas atsisėdimas. Labai išgiriau priekinę šakę, kuri taip pat turi įvairiausių funkcijų, bet pamiršau paminėti apie sėdynę. Kaip aš visas tas bangavau per visus tos nelygumus, taip pat ir sėdynė turi amortizaciją. Jis yra plati sėdynė, atsiprašo net ir didžiašikniam, žinokit, tikrai varykit. Mes jau nuvažiavome apie 100 kilometrų, žiūrėkit šitą žviriuką, jo neužmigdysi. 100 kilometrų, trečių režimų visada agresyviai, dažniausiai naudojau tą akceleratorių, nes tingiu mint. There it's on my mind. Įsikroja ausinės, tai dabar turiu dainuoti savo galvoj. Dar viena to komforto funkcija yra tai, kad nulipus nuo dviračio galima tiesti į labai statų kalną. Kas Lietuvoje nėra labai aktualu, bet jei vyksite į kokią Italiją, į pietus arba labai šiaurę, tai tikrai pravarti funkcija. Ir palaikius ilgai minusą, kuris taip pat galima ir pakeisti bėgį, matot, jisai eina. Bet va, iki 5 km per valandą laisvai eina. Saulė nusileido, aš noriu pabaigti video. Kaip ir matėte, pridai komplektaciją raktelius, o tai nereiškia, kad čia gali užkurti tą degimą vos nepadaryti. Kišus raktą galime bateriją atjungti. Va. Štai taip. Na, čia, kad ją išimti, tai reiktų užsukti ratą, išsiėma bateriją. Čia yra tikrai labai gera funkcija, jeigu jūs norite, nežinau, keliauti kažkur. Norite pasikeisti bateriją ir turite antrą, vakaradu, turite antrą bateriją nusipirkę. Galite įsidėti ir važiuoti, nežinau, ne į Kauno, o į Klaipėdą nuvažiuoti. Pavyzdžiui, įsikrauna, tai galima važiuoti kaip ir su paprastu dviračiu. O nematau tikslo išimti baterijos ir važiuoti kaip su paprastu dviračiu. Bet jei jūs norite, ta galimybė yra. Nu, toks extra feature, kuris irgi to komforto prideda. Tai reiškia, kad tu gali universaliau mėgauti šiuo dviratuku. Čia kiek smažodį pasakiau, dviratuku negalima taip sakyti. Taip pat IP54 waterproofas. Visi nepatartina su juo maudytis. Bet per balą pravažiuoti tikrai nieko neatsitiks. Yra pati technologija yra įdiegta į pačius mūsų mobiliuosius telefonus. Na, dabar žiūrėjom į chatą, kadangi saulė rimtai tų nusileis. Mes galėsime išbandyti paskutinę funkciją. Kaip ir sakiau, pliusas ilgai palaikius įsijungia priekinė lempa, kuri tikrai negalima ištestuoti. Bet įvažiavus į tą miškelį, ten kur tamsiau, tikrai išsitestuosime ir perėsime prie išvadų. Matukas out. Maždaug radau tokią vietelę, tai kaip tas apšvietimas ir gerai veikia, man patinka, kad jis yra paskirstytas, tai reiškia, nėra siaurai, kai tu net šonusi nematai kartais kas darosi, kas irgi labai įtakoja tą visą apsaugą. Tiek į ilgį, tas tikrai pasitvirtina, aš beje su akiniai labai gerai matosi, nes bijau, kad bus vėjas, o futlero tai nepasiėmiau. Kiekvienas šedevras turi savo keistenybių ir įdomybių, nuo 750 King nėra išimtis. Kadangi aš taip išgėriau šį dviratį, pakalbėkime šiek tiek ir apie minusų. Pirmas minusas, kaip ir sakau, sutaupė ant galinio žibinto, tai reiškia priekinį padarė gerą, o galą paliko tik atšvaitą, papigiai. Kur tu pirki produktą virš 1000 eurų, tu nori, kad viskas būtų gerai. Bet ne visi kinai galvoja, kaip čia dar taip sutaupyti. Mano tėčiui skambaliukas prikibo, bet man skambaliukai visada man kažkaip klasika. Čia tas pats, kas turėti išmanųjį laikrodį ir klasikiniai, tašyčiau prie klasikinio. Nesinori, kad viskas būtų taip išmaniai elektriškai. Na, bet aišku, kaip ir kiekvieną puslapį galima dasipirkti kažką, arba galima tiesiog išimti ir prikabinti tą, ką jūs norite ant šio dviračio. Kitas dalykas, kas man šiek tiek taip užkrito, tai yra 7 pavarų diapazonas. Taip, tai 7 bėgiai, tai yra viskas tvarkoja, kaip ir normaliam dviratį. Užgazavus 40 km per valandą ir jungus 7 bėgį, tai tu realiai mini ir tu orą mini. Ir tas yra, kad neįtakoja dar greičiau pajudėti ir tas visas minimas tampa bereikšmis dalykas. Atsiminkite, jei važiuosit greitai,
manau 50 išspausit, bet man pavyko iki kem 7. Bet kai lėtai važinėjai mieste, ypač ten, kai žmonių vis tiek pilna 20 km/h ir netgi iki 3-5, tai tada mini ir tu jauti, kad tu mini ir kažkaip pridedi savo jėgo. Bet jei važiuosite labai greitai, iki kem 5 km/h, šitas kaip ir nesiskaitys. Dar ta rankina gali kažkam krist, ta visa vairo konstrukcija, tai jinai kartais būna ilgesnė, kai kuriem gali užkrist, nes jei jūs vairuojate kokį chopperį, ten žinot. Man asmeniškai konstrukcija visiškai patiko, jaučiuosi kaip ant motociklo, atsisėdė tas skydelis. Gamintus net skaičiau save nuvertino, nes tuo mišriu važiavimu užskaičiavo, kad apie 80 km galima važiuoti. Aš pirmą važiavimą nuvažiavau 27 km, o antru 30. Tai ir dar prieš tai dar biškai važiavau gal 2 km. Tai iš viso nuvažiavimo 100 km, bet aš pasakysiu iš karto, kaip aš važiavau. Aš važiavau visą laiką trečiu režimu. Buvo keli kartai antru važiavau, bet labai nedaug. Visą laiką trečiu režimu ir dar taip neminant ir tą akceleratorių labai daug naudojant. Tai aš tikrai buvau šokiruotas šios baterijos, kadangi tai yra LG baterija. Kiek teko susidurti, tikrai gerą reputaciją turintis brandas. Tai 100 km tikrai galite važiuoti draskantis, offroadinus. Tai iš tikrųjų galim pasakyti, kad gamintojas visiškai nemeluoja, kiek gali šis dviratis nuvažiuoti. Labai tiksliai paskaičiuotas atstumas. Kitom kompanijom nelabai išeina, ne viską ten gerai padaro, bet su atstumu jie kažkaip ten nemoka apskaičiuoti gražiai. Tikrai išorė ir vidumi išsiskiriantis charakteris, tiek tvirtas rėmas, tiek tos didelės padangos, ratai, amortizacija. Ir apskritai, kaip jis iš viso labai gražiai atrodo, aš jį pasistačiau prie prekybos centro ir aš išeinu ir ateina toks vaikas ir įsižioja, žiūri į tą. Tikrai labai išskirtinis dviratis ir sukimo momentas, ir greit įsilekia, ir komfortiškai važiuoju. Aš iš tikrųjų, taip atvirai nežinau kokį minusą pasakyti, nes tas skambutis ir galinis atšvaitas, tai čia gali pasikeisti, no problem. Tai norite šį dviratį įsigyti, paliksiu linką aprašyme, taip pat turiu labai gerą akciją jums. O šitas dviratis iš vis yra visų sezonų apskritai. Ir galite važiuoti ir žiemą, ir vasarą, ir rudenį, taškytis per purvą, per sniegą. Visiškai visur galite važiuoti su šiuo dviračiu. Blemba nervuoja. Nėra minusų. Čia yra dviratis, kurį aš naudočiau. Aš taip vaikystėje sapnuodavau savo svajonių dviratį. Ačiū, kad žiūrėjote. 1000 laikų, sutiksime Tenerifei. Žiūrėsime, kaip jie tėčiai, kaip tenai naudojasi šitom elektrinėm priemonėm. Arba parašykite savo komentarą. Iki.